Skęstant Arūno Valinsko populiarumo laivui, Seimo vedėjas blaškosi. Dar prieš mėnesį politikos naujokas, rinkimų komisijai išreiškęs norą kautis dėl prezidento posto, tikino tauto esąs tinkamiausias kandidatas valdyti šalį. Valstybės, tautos ir žmogaus gyvenime esti momentų, tai negalime tylėti ir žiūrėti į tai, kas vyksta, neįtakojant, ypač kai tai gali ir nori daryti. Tačiau dabar Seimo vedėjas aiškina, kad kaip prezidentas jis būtų nieko vertas. Nutariau nedalyvauti prezidentų rinkimuose, nes padėtis valstybėje iš tiesų yra labai sudėtinga, todėl esu įsitikinęs, kad prie valstybės vairo turi stoti ne tik ryžtingas, bet ir patyręs politikas. Ryžto man niekada netrūko, o štai patirtis įgyjama sunkių ir nuoširdžių darbų. Visa tai man dar tik prieš akis. Nežinia, ar Valinskas galvoja, kad šlubuoja rinkėjų atmintis. Tačiau aišku, blaškytis priverstas ir dėl to, kad surinko palyginti mažai jį remiančių rinkėjų parašų. 1 000 daugiau nei reikia. 21 000. O štai rinkimų komisija įregistravusi kandidatais Dalią Grybauskaitę, Loretą Graužinienę ir Algirdą Butkevičių išbrokavo po 3 ar net 5 000 politikų surinktų parašų. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tad vargu ar Valinskas būtų peršokęs ir pirmąjį rinkimų barjerą. Politologai mano, jog mažas parašų skaičius tik dar kartą įrodo, kaip giliai skęsta Valinsko reitingai. O nutaręs nedalyvauti kovoje dėl vietos šiuose rūmuose, Valinskas bando mautis gelbėjimosi ratą. Žmogus suprato, kad užtenka vienos stažuotės Seimo pirmininko poste, o jau iš kartais Seimo pirmininko čia metaforom kalbų stažuotojo pereiti į prezidento, žodžiu, suprato žmogus, kad per daug tai būtų. Mažiau komplikuoja padėtį dabartiniai valdančiojoje koalicijoje, vis dėlto kurios didžioji dalis arba pagrindinės partijos remia pagrindinę favoritę Grybauskaitę. Net jeigu teisingai tai, ką rašo žiniasklaida arba įtarė, kad jis zonduoja galimybės ten kokių nors kontaktų su socialdemokratais, tai ir po to požiūriu teisingai. Valinską kandidatu į prezidentus kėlė partija. Tačiau nusprendęs trauktis, jos Seimo vedėjas net neatsiklausė. Tačiau partiečiai vis vien trina rankomis. Pripažįsta nesitikėję pergalės. Aišku, partija jį iškėlė, bet tai nebuvo, kad kažkaip, vis tiek prezidentas yra šiek tiek atribotas nuo partijų. Tai čia jo buvo asmeninis sprendimas, aišku, pasitarius su artimiausiais žmonėm ir iš tikrųjų, na, žiūrėkim, realiai tikrai kol kas, sakykime, Grybauskaitė, manau, bus geresnis variantas Lietuvai, negu būtų buvęs Arūnas Valinskas. Valinskui nutarus nedalyvauti prezidento rinkimuose, nė viena valdančiosios koalicijos partija neturi savo kandidato. Reporteris Edgaras Kiškis, Vilnius.